kai viena video blogerė pasakojo, žodžiu, kad dabar jai nesiseka su santykiais, tačiau jinai iš tokios šiknos išlipusi, kad ir rūkyt metusi, kad ir vartoti alkoholį metusi, žodžiu, bendraudavo anksčiau tenai su kažkokiom tai atmatom, tai ir tą pakeitė ir susibūrė savo naują ir fainą draugų ratą, protingų ir išmintingų žmonių ratą. Ir taip pat praturtėjo, nes buvo tiek ir baisiai neturtinga ir dar be to labai ligota. Tai, žodžiu, labai daug jinai dalykų pakeitė savo gyvenime, būtent dirbdama su savo čia, ne? Ir sako, aš labai daug kur esu profesionalė dabar ir aš daug ką pakeičiau savo gyvenime, taipogi pakeisiu ir santykių sferą. Tai esmė, kad jinai toliau pasakojo, jog eis dirbti su savo galva, su savo kukuška, ne? Ir vat jinai toks pavyzdys, kad ta prasme link kur aš suku. Esmė tame, kad nei vieno žmogaus nėra vienodo. Ne? Ir pas vieną gali būti ten tas starto laiptelis kur kas aukščiau negu pas kitą. Ne, kažkas dar ten turi gal ir kažkokių tais persivalgymo problemų ir taip toliau. Ir vat, vėlgi, kol šitos visus dalykus susitvarkyti, ne, ir pereiti prie santykio, kažkam tais viskas su tuo yra gerai, nei vartoja alkoholį, nei rūko, nei turi valgymo sutrikimų, nei žodžiu, kažkokia aplinka labai baisi ir taip toliau, ne? O vat kažkam reikia pradėti nuo būtent pačių žemiausiųjų laiptelių. Taip, kad nematuokit visų žmonių pagal save, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir kai kuriems atrodo ten, pavyzdžiui, žmonės drąsus ir norit būti ten kaip kai kurie žmonės, ne? Tačiau jeigu pasigilintumėt į jų biografiją, tai arba pakalbintumėt juos, paklausinėtumėt jų, tai toli gražu nebuvo taip, kad jiems reikėjo, tarkim, na pavyzdžiui, kalbėti viešai, kažkaip tais išdrįsti, ne? Jie tiesiog neturėjo tame problemų. Tai vat, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir pradeda nuo visai skirtingų laiptelių. Taip kad jeigu šiai dienai esat kažkokiam tais žemam laiptelį, žinokit, kad viskas yra tik tais galvoje ir pasikoregavus savo pasąmonę galima iš visko išlipti, iš net pačių baisiausių būsenų ir pačių baisiausių aplinkybių. Taip kad dabar taip pagalvojau, gal ne iš visų, na jeigu kalbant, na žodžiu, nesvarbu apie ką kalbam, bet praktiškai iš visų. Tai vat, kartojau ir kartosiu, kad viskas yra žmogaus galvoje. Ten koks labai turtingas žmogus nuo neturtingo baisiai daugom nesiskiria, net skiriasi tik tais savo smegeninę. Tai yra kaip jisai galvoja. Ne, vat būtent kaip pasakau, tos moters pavyzdys yra akivaizdus, kad jinai tai fiziškai jos kūnas tai tas pats. Tačiau ir tai čia su tokia sąlyga, ne, tas pats, nes vis tiek ląstelės keičiasi ir taip toliau. Tačiau pasikeitė jos mąstymas. Ir kada vat pasikeitė jos mąstymas, pasikeitė jos ir gyvenimas. Tai kiekvienas tai gali padaryti, tačiau reikia įdėti to darbelio, žinokit, kad reikia.
kad reikia vieniem mažiau, kitiem daugiau, bet įdėjus darbo, užtat ir paskui rezultatai, ne, kokie. Ir vėlgi žmogus turi pats norėti. Nes kol galvosit, kad kažkas turi jūs išgelbėti, ne, jūs ten sumokėjat tipo pinigus ir va, dabar pumpuokit mane čia. Pumpuokit ir aš nieko nedarysiu, čia tiesiog kiti turi už mane kažką padaryti. Tai jeigu jūs manot, kad kitas vat, ateis už jūs ir pakeis kažką, tai jūs tiesiog dar esat tokiam paklydime, tokioj ankstyvoj vaikystėj dar savo mąstymą esat, kad nu ką čia besakyti. Tai kurie norit pokyčio savo gyvenime, tai pradžiai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Gražaus gyvenimo ir iki.